Sveiki visi, šiandien mes žaidžiam Minecraft'o trečią dalį ir aš už kadro biškutį padirbau ir prisaukinau šunį, kuris pabėgo ir pasidariau šį skeidą ir ir čia yra beveik šunų. Ir ką? Ir šiandien nebus Beno. Tai jo. Tai tiesiog pradedam. Šiandien mūsų tikslas kažkiek. Šuniukas. Parašykite komentarus, koks galėtų būti šuns vardas. Ačiū. Bet tokį juokingą. Ir žinot, norėčiau šiandien susirasti biškutį to. Norėčiau susirasti Irono. Oi ne, čia mano šuniukas. Va šitas šuniukas. Apalad, ne, va čia va mano šuniukas. Ir man jau užkniso šitą lūšną. Ir mano draugui ant tiek gličina, kad jisai tiesiog pasiėmė mano lovą. Tai aš dabar tiesiog turiu darytis pats savo lovą. Gerai, bus dar viena kelionė lova. Ir mes biškį ten už kadro padirbom, tai nepykit. Ir išsikepėm stiklo ir biškutį reikės kažką padaryti čia su stiklo, nes man užkniso jau. Palauk, kiek čia yra blokų? 5 x 3 lygu 15 blokų, aš turiu čia tik 4. Tai gerai, kasam smėlį. Bent jau tikiuosi, kad 15. Turėtų būti 15. Tikrai užteks. Dabar einam namo, užsidegam. Čia buvo aš. Oh my god, kodėl? Kodėl aš taip viską skubiai darau? Nieko tokio. Dar daugiau, dar geriau. Dabar einam biškį medienos prisikelsim. Žinot, pirmas dalykas, kur reikia investuoti ironą, pasidalyti ką, tai yra šildas. Šildas toks geras dalykas. Tu, pavyzdžiui, žinot tuos mažus zombiukus, kur per antrą dalį vos Beno neužmušė. Ir aš ten stovėjau su to rodė ant flešų, bandžiau kažką padaryti. Tai, žinot, šildas, jisai labai geras dalykas. Tu va taip pritupė ir tiesiog tu viskas apsiginė, jisai negali tave mušti. Antras dalykas, kur reikia investuoti, tai manau būtų tas, kaip jisai dabar, baketas. Tai vat. Šiandien, kai permėgosiu dabar, eisiu mainintis, nes, žinot, kaip. Jo. Reikia ironą. Bet suprantat, man anksčiau buvo neįmanoma grinai realiai rasti ironą. O dabar, mes tokį vieną dalyką sugalvojom, kad kuo greičiau surastumėm ironą ir užsistatėm timerį. Tai mes sugalvojom tokį dalyką su kitu mano draugu, kuris, ir žinot, kai būna, tenais keivai tie. Ir yra ironas tiesiog belekur aukštai labai padėtas. Tai mes tiesiog suradom 7 gabaliukus irono. Ir mes ten dabar nebežinom tą pasaulį, mes pamiršom jį. Pagal šitą duobę reikia užkasti.
Tieks, nu gerai, nesvarbu. Dabar einam, apdėsim. Nu, aš niekada nevalgau iškeptos mėsos, aš visą laiką valgau žalę. Turim kiek? Tik tais? Nu gerai, gerai. Bandom. Sakau, reikia biški medienos, vieną medį nukirtau. Pala, gal reikia tiesiog iš karto paimti. O, aš prisijaukinsiu, einu prisijaukinsiu šunį. Nu, prašau, priimk mano tą, kad priimk mano draugystę. Nu, tipo, žinot, kad kaulus mano priimk. Jie tikrai yra, iš natūralios gamtos. Nu, prašau, valgykit juos. Jie nedelpiniai. Nu tai aišku, visą laiką reikia, tai nėra šuns. O kai neturiu kaulų, tai belia kiek šunų. Čia tiesiog geriausias, nu. Labai užšitau. Nors ne, dar biškai reikia pataupyti, nežinot. Ai. Nežinot, visą laiką reikia kaip ir pasilikt geresniam momentui. Nu, kad tipo, kai turėsim jau daugiau kaulų, nes tiesiog didesnis yra šansas. Aš tai šitą šunį tiesiog turėjau 2 kaulus, galvoju, nu, pamatau šunį, nu, davai, prisijaukinsiu, nu ką, nu, šiaip, tiesiog pabandysiu. Ir pavyko, nu, bet dabar kažkaip nenori. Tai va. Stiklas. Nu, aš netgi ir per daug pasidariau, čia reikėjo, čia viršas. Nu, pala, jeigu dar liks stiklo, tai čia reikės apdėti. Ne, liks dar. Nu, oh my god. Ne, vos neiškirtau. Vos neiškirtau stiklą. Kaip tik. Vis dėlto aš matematiką labai gerai moku. Kaip tik. Au. Ai. Tai va, nu, nežinau, dabar galim eiti kaip ir mainintis. Tik tais aš pasiėmu kelis blokus. Žinot, reikia biškutį, nu, tenais. Gerai, aš nepasiėmiau jokių blokų, bet nesvarbu. Einu dabar biški pasimaininti ironą, kaip aš maininsiuos ironą, jeigu aš mano pikeksas toj sulūš ir aš vapšė maisto nepasiėmiau. Gerai. Pasiėmiau šitą. Ten draugas yra palikęs crafting table, tai neprireiks man. Man nereikės kirstis, ačiū Dievui. Oi, kad aš tikrai nemoku craftinti. Gerai, rasim bent biškį irono ir rasis. Gerai, dabar tik tais reikia melstis, kad neprarašyčiau šilą. Pala, biškį reikia tik tais apsižiūrėti, žinot, nes
Ir aš maisto nepasiėmiau. Oh my god. Na ir aš čia neatsakiau. Labiškai reikia pažudyti gyvūnėlį. Būtų gerai, jeigu kažkokį maisto šaltinį turėtumėm. Bet kaip palauk, kaip mes jį turėsim? Ai, žodžiu. Oh my god, kaip lėtai čia viskas. Ne, čia ne tas gyvas. Tavai gyvūnai, išlyskit jūs. Nepalaukit, jeigu dabar bus kažkur šunys, mane žaidimas nekeičia. Palaukit, reikia biškį blokų pasirinkti. Kur tas gyvas? Oh my god. Višta, bet jinai duoda efektą. Aš tikrai nekepsiu tos vištienos. Dabar gal tikrai nenorėčiau. Nu tai vat, man atrodo, nepavyks aironą gauti. O, va! Jūs žinot, kas atsitiko, ne? Jūs matėt, kas atsitiko ką tik. Ai, bet aš sakiau, jeigu pasitaupysite gerai. Yes. Ką tu čia knarki? A? Tu irgi čia vaikur. Tok. Pagaliau gali bėgt. Bet man nebegalės. Už. Žinot, mes tokie esam, kur tipo kiti yra, kur tipo mes, pavyzdžiui, akmuoja, nu tipo ten reikia rasti kažkokį ten kalną, tai ir nu tipo mes randam jį, bet nu taip kaip ir nėra kad labai lengvai. Tai tas pats kaip ir su kitais yra, mes to nemokam, mes nemokam hainint aironą. Nu tipo, mes jo nerandam. Oh my god, šitą, oh my god, kur tas gyvas? Kur mano namai vapšė? Oh my god, mano namai toli. Šit, nu gerai, šitelis, nu gal nereikia. Atsargiai. Žinau, dabar jeigu ateitų tas mažas zombiukas ir dar neturėčiau maisto. Tu labai blogai. Reikia šiaip lydo. Aš niekada nerasiu tą keivą. Žiūrėkit, jau saulė leidžias, kol aš tą keivą surasiu. Kas daro žmonės? Žmonės? O. Ne, nu tai tiesiog nuostabu. Tiesiog reikėjo įkristi į čia. Norėjau sakyti keivą. Kažkokį smergdobę. Kas žinai tenais. Mes, man atrodo, šiandien nepavyks gauti aironą. Gerai. Visą dieną tiesiog. Na ir manau, šiandien užteks. Ačiū, kad šitą video žiūrėjot. Su jumis buvo Markas. Kaip matot, nepavyko man to airono rasti, dėl to, nes, nu, žinot, aš nesu toks jau labai prastas.
Ačiū, kad šitą video žiūrėjote. Jeigu jums patiko šitas video, būtinai paspauskit laiką ir prašau prenumeruokit šitą kanalą. Čia buvo Markas ir viso gero.